Sveiki, mėly e-komersantai. Toks žavus pristatymas. Tai aš esu Polas iš Fantazijos LT, kaip ir matote. Gal užrašą galėjau šiek tiek ir solidesnį susiorganizuoti, bet čia yra tokio slapto menininko kūrinys, apie kurį aš jums papasakosiu šiek tiek vėliau. Ir šiandien yra pakankamai rimta diena, nes šiandien vardadienį švenčia Arnulfas, Januarijus. Turim čia Januarijų? Neturim. Bet ką turim šiandien, tai mes turim 19 dieną. Ir aš kažkaip tos 19 dienos įkvėptas nusprendžiau, kad papasakosiu jums 19 dalykų, ką mes Fantazijos LT darome savo versle. Kai kurie iš jų bus tokie visiškai mažyčiai, kai kurie tokie didesni, kompleksiškesni, bet kaip mes mėgstame sakyti, dydis nėra svarbu. Tai judam iš karto prie pirmojo, nes laikas senka. Čia yra mūsų reklama, prezervatyvus reklamuojame, kai nenaudoji prezervatyvo, tai 1+1=3. Ir šitas pats principas tinka ne vien tik tais fantazijų reklamos, šitas pats principas tinka ir kai verslai bendradarbiauja tarp savęs. Tai čia matote daugybę draugysčių, kokias Fantazijos LT turi, mes draugaujam ir su viešbučiais, ir su kelionių agentūromis, ir su traškučiais. Net su Lietuvos paštu kažkada LP Express paštomatuose slėpėme savo siuntas ir dovanas jų klientams. O dabar atkreipkite dėmesį čia į tą šoną, čia susigadino ir gerai nesimato, bet čia mūsų draugystė yra su azerų kebabinė, čia yra bokso kriaušytė ten. Ir aš trenkiau tą kriaušytę, iš tiesų įmušiau virš 900. Tai jeigu kas būsite azeruose ir įmušite daugiau, atsiųskite man būtinai video, bet ką norėčiau pabrėžti, 1+1 gali būti 3 ir draugant su kitais verslais daryti kolaboracijas yra labai gerai. Pakankamai dažnai aš gaunu tokio pobūdžio žinutės iš žmonių ir jie man, aš jums įgarsinsiu. Vos grozimės jūsų baruzelių reklama, gal galėtumėt, gal pasidalintumėt, kas kuria jūsų smagią reklamą. Tai tokio pobūdžio žinutės aš pakankamai dažnai gaunu, dažniausiai jos būna, gramatiškai teisingesnės, bet žmonės klausia, tai kas Fantazijoms tą marketingą daro ir jau jie tikisi, kad aš įvardinsiu ten kažkokius konkrečius žmonės ir aš tada turiu juos nuliūdinti, kai pasakau, kad marketingą mes daromės patys viduje. Tiesa, turime draugų, agentūrų, kurie daro specifinius dalykus, bet tą visą tokį širdį marketingo mes daromės patys, nes kažkaip galvoju, kad kai tu esi verslo vystytojas, tai tu būtent ir esi labiausiai įsigilinęs į savo verslą ir būti tokiam naiviam ir galvoti, kad kažkas kitas ims ir už tave padarys tą marketingą, būna stebuklų, bet jie nutinka pakankamai retai. Ir numeris 3, kadangi numeris 3, tai štai 3 vyrai sėdi prie stalo, turbūt daugelis juos pažįstate. Populiariausias Lietuvoje podcastas ir jisai peržiūrimas kiekvieną savaitę 100 000 peržiūrų būna. Reklama pas juos kainuoja taip pat tūkstančius pinigų. Trumpa istorija, kaip mes pradėjome su jais draugystę, nes mes draugystę su jais pradėjome nuo pat pradžios ir kai mes pradėjome reklamuotis pas juos, tai jie reklamavo mus ne už litus, ne už eurus, o reklamavo tiesiog už vibratorius. Mes pasidarėme barterį su jais, tai tuo metu pačioj pradžioje niekas su jais nedirbo ir mes tiesiog nuo tokio mažo žingsniuko pradėjome savo draugystę. Tai čia vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, čia yra Rimkenzo kovotojas, turbūt ne visi žinote, bet kai kurie vyrai galbūt ir žino, kurie domisi kovos menais, tai Dovydas, matote, turi savo ant krūtinės Fantazijos LT tatuiruotę. Kažkur prieš 3 metus įvyko pirmoji Lietuvoje bokso influencerių kova. Dovydas kovojo prieš šitą piktą žmogų ir ant jo krūtinės buvo mūsų tatuiruotė. Tuoj pamatysime, kaip visą tai įvyksta kova. Ir aš per tą laiką jums, žiūrėkit, kova ir baigėsi. Dovydas laimėjo, nes ir Fantazijos visada laimi. Tai kai mes padarėme šią reklamą, tą dieną mes gavome didžiausią srautą, kokį Fantazijos turėjo per visą savo karjerą, nes žmonės beprotiškai tą kovą žiūrėjo, o mūsų draugystė su Dovydu irgi prasidėjo nuo to, kad jam tiesiog storiams reikėjo kažkokių prizų ir mes sakom, gerai, imk Dovydai prizus ir tiesiog nuo tokio mažo dalyko užaugo pakankamai nebloga integracija. Tai ką mes visada darome, mes visada sakome žodį taip. Sakome taip patiems mažiausiems dalykams, bendradarbiavim su visais, su kuriais tik įmanoma ir labai dažnai iš to pasėto tokio grūdo ima ir išauga ąžuolas. Turiu prisipažinti jums, kad kai mes pagalvojame apie Fantazijos LT klientus ir kokios pirmos mintys mums apie juos ateina, tai mes pirmiausia galvojam, kad jie yra tinginiukai.
Todėl mes nusiteikę už juos padaryti labai daug darbo. Pavyzdžiui, visuose mūsų puslapiuose yra dideliais skaičiais parašytas telefono numeris, kas tingi užsisakyti patys, nemoka suspaudinėti, tai gali skambinti mums ir mes supildysim užsakymą. Jeigu mūsų klientai pradeda pirkimą, bet jo neužbaigia, iš karto gauna laišką su priminimu, kad apsipirkti. Jeigu jie atlieka pirkimą, bet neapmoka užsakymo, ateina kitas laiškas, kur jiems siūlomi apsipirkimo būdai. O jeigu ateina kita diena ir mes dar nesulaukime iš šių pinigų, tai mes nesame išdidus ir mes jiems tiesiog paskambiname. Tai atlikti darbą už klientus yra verta, ypač kai matote, kad jie jums taip tiesia tuos pinigus ir kažkaip neduoda, pagrėbėt ir pasiima. Tai mes tai darome. Judam toliau, numeris 5. Dabar jums parodysiu daug nuotraukų ir čia yra dar daugiau Fantazijos LT krepšelių. Žinot, jeigu jūs kažkaip nulaužtumėt mano elektroninį paštą ir paskaitytumėt, kokius mes laiškus gaunam, tai kiekvieną dieną į mus kreipiasi kokių 5 ar 10 visokių renginių, kur sako, gal galit mus paremti. Ir tai yra bet kas, nuo automobilistų iki padėlių, iki spalinukų. O žinot, kas yra spalinukai? Kur vaikai gimsta spalio mėnesį ir jų mamos po to ten kartu bendrauja ir organizuosi renginius. Tai sužinojo, taip. Tai mes stengiamės remti visus, bet galima sakyti, tai kaip čia taip įmanoma remti visus, nes tai reikalauja daug energijos, tai reikalauja daug pinigų. Mes kaip ir visi jūs tiek visko daug neturime. Bet mes esame atidirbę labai neblogą sistemą. Mes turim visokių tokių brandintų Fantazijos LT prekių, kurių savikaina tikrai labai mažytė yra ir mes visiškai nedėdami jokios energijos į tą bendradarbiavimą, tiesiog duodame jiems prizų ir po to žinome, kad jau kai vyks tas renginys, vis tiek mes būsime ten matomi ir jeigu jau gaus tas Fantazijos LT kortas, tai tikrai renginėje ir pasimatys. Tai tiesiog naudojame brandintas prekes visiems tiems rėmimams. Numeris 6. Dar šiek tiek nuotraukų. Čia yra nuomonės formuotojai, influenceriai ir esu beveik tikras, kad jūs nei vieno iš jų nepažįstate. Bet šie influenceriai man yra iš tiesų, žinokit, patys mieliausi influenceriai, su kuriais mes dirbame. Tokių draugų kaip jie mes turime gal 70. Ir kuo jie yra nuostabus? Jie yra nuostabus tuo, kad jiems mes pinigų neturime mokėti. Jie dirba už procentus. Tie didieji niekada už procentus nedirba, o va šitie žmonės visi, kuriuos aš jums rodžiu, jie sutinka, kad mes duodame jiems nuolaidos kodą ir po to jie mus reklamuoja, kai kažkas nuperka, tai gauna nuo mūsų procentą ir mes šitą strategiją jau senai bandėme padaryti, bet ilgą laiką nesisekė, jie sakydavo, nedirbsiu už procentą, tai geriausias sprendimas, ką mes padarėme, tai mes jiems pradėjome duoti dovanų kuponus, ar 50 ar 100 eurų draugystės pradžiai, duodam kuponą, išbandyk prekes, tai visiškai pakeitė situaciją ir ten dabar pas mus jie eksponentiškai auga šitie influenceriai už procentus. Dabar nukeliaukime į Google paieškos sistemą ir galime paieškoti to, ko ieško ne vienas vyras. Tai vyrai ten ieško Viagro, žinokit, milžiniški skaičiai šitos paieškos. Ir kai jie ieško Viagros, būna kartais nutinka taip, kad randa ir Fantazijos LT. Bet Viagros mes pardavinėti negalime. Žinot kodėl? Moteris nežino, galite savo vyrų paklausti, jeigu jie googlino, tai žino, nes tai yra vaistas ir jį galima tik vaistinėse pardavinėti, bet Fantazijos LT mes apie jį rašome. Ko dar mes nepardavinėjom, tai mes nepardavinėjom sekso pozų, bet irgi googlinant randama Fantazijos LT labai išsamus puslapis su erotinėmis pozomis. Galvojau, aš va šią skaidrę dėti ar nedėti, bet kažkaip po to pagalvojau, kad vis tiek, kai žmonės ateina į konferenciją, jiems reikia bent vieno dalyko, ką iš jos išsineštų naudingo. Tai va, prašom, čia yra dalis mūsų seksų pozų puslapio. Jo, nusifotografuokit visi. Tai kodėl mes turime turinį apie tokius dalykus, ko mes neparduodame? Nes labai dažnai elektroniniai verslai, jeigu jis prekiauja televizoriais, tai jis parašys 20 straipsnių apie televizorius, bet ir tikėsis, kad ten po to Google kažkaip iškils. Mes kūrime turinį, ir kuris nėra visiškai tiesiogiai susijęs su pardavimais, bet jis yra kažkaip greta to ir atsivedam lankytojus į savo svetainę, po to iš to pabandome juos konvertuoti. Numeris 8. Jeigu nukeliautume į lietuviškus e-shopus, tai kokie 90% jų pamatytume, kad mums duoda tokį pasiūlymą. 10% nuolaida ir už tai užsiprenumeruoji naujienlaiškį. Fantazijos LT mes turime panašiai, bet mes visada prie to pasiūlymo, kuris susijęs su pinigais, duodam ir kažkokią virtualią dovaną. Tai va čia, tarkim, pas mus konkrečiai 14 žaidimų, kai mes pridėjome tuos 14 žaidimus šalia savo 10% pasiūlymo, konversijos, kiek žmonių užsiprenumeruoja mūsų naujienlaiškį, padidėjo ten ne procentais, o kartais. Tai turėti visokių tokių skaitmeninių dovanų, į kurias tu investuoji pradžioj, bet iš po to iš jų turi tikrai nemažą naudą, tai ką aš jums patarčiau. Prieš, nežinau, kiek čia metų, prieš kokius 6 ar
5 įvyko baisus dalykas elektroniniai komercijai, įsigaliojo BDR-as, nes iki to laiko buvo visiška anarchija, visi darė, ką norėjo ir pamenat, kai žmogus apsipirkinėdavo pas mus, tai pačioje pabaigoje mes siūlom jiem užsiprenumeruoti naujienlaiškį, patys už jį uždedam varnelę, žmogus apsiperka, mes jau jį turim savo duombazėj. Na, galbūt kai kurie ir dabar tai darote, bet turiu jums blogų žinių, taip daryti negalima. Ta varnelė turėtų būti nuimta ir kas nutinka, jeigu varnelė yra nuimta, tai niekas to naujienlaiškio ir nesiprenumeruoja. Tai mes šalia pasiūlymo prenumeruotis naujienlaiškį pasiūlome ir 3 eurus nuolaidą tam galutiniam pirkimui ir jūs pateikėkit, kaip tie 3 eurai žmonėms yra brangu. Irgi be proto pakilo konversija šito dalyko, kai atsirado tie 3 eurai. Tai nuolaida už paliktą kontaktą. Jo, keliaujam prie numerio 10, čia pakankamai greitai aš šneku. Jeigu nueitume vėl į tą patį Google, tai ko žmonės dažniausiai ieško susijusio su elektroniniam parduotuvėm, tai jie ieško tos parduotuvės nuolaidos kodo, nes kai jau tu apsipirkinėjai, sakai, gal pasižiūrėsiu, gal nuolaidos kodas yra. Tai ką mes esame padarę tokį slaptą puslapį, kuris nėra randamas Fantazijos LT, bet jis yra randamas tik tais Google. Ir tada, kai žmogus ieško mūsų nuolaidos kodo, jis randa ne kažkokius nuolaidos kodų puslapių pasiūlymus, bet randa būtent mūsų puslapį ir bent jau mes padarome tokius barterinius mainus. Jis mums duoda savo kontaktą, o mes jam duodame tą didesnę nuolaidą, kurios įprastai jis nemato. Numeris 11. Čia matote boružėlę, kuri šokinėja tarp vibratorių ir visokių botagėlių. Tai šią vasarą mes darėme žaidimą su lietuvių beje įmonė Bumio, jie man už reklamą nieko nemoka. Ir šis žaidimas buvo skirtas tam, kad susirinkti kuo daugiau kontaktų. Tai žmonės mėgsta be proto žaisti, nebereikalo mūsų įmonės šūkis yra nenustok žaisti. Su šiuo konkrečiu žaidimu mes 1000 naujų naujienlaiškio prenumeratorių surinkome, tai tie gamifikacijos visokie dalykai, kaip sakė Simas, tikrai yra vertingas dalykas, kaip galima tą žmonių kontaktą pasimti ir po to su jais komunikuoti. Numeris 12. Apie dovanas pakalbėkim. Kas nemėgsta dovanų, visi mėgsta. Kas nori dovanų? Jūs norit, prašau. Prašau dovanų. Prašom. Tai kalbant apie dovanas, mes irgi esame supratę, kad dovanoti yra gerai ir mažos dovanos stiprina draugystę. Tai Fantazijos LT mes turime kategoriją nemokamai. Matot, mes prekiaujam netgi pigiau negu Temu. Pas juos mažos kainos, pas mus nemokamai yra. Ir visi mūsų pirkėjai pirkdami gali pasimti kokią nors nemokamą dovaną. Tai yra jau daug metų tokia kaip mūsų pasiūlymo dalis, kuri irgi tikim, kad tikrai prisideda prie to mūsų vertės pasiūlymo. Tai galima gal duoti mažesnės nuolaidas, bet ta nemokama dovana padeda įtikinti žmogų, kad jam reikia apsipirkti Fantazijos LT. Numeris 13. Dar kartą parodysiu kortas, kurias čia padovanojau. Šios kortos beje yra turbūt pačios populiariausios žaidimų kortos Lietuvoje, nes mes esame jų išdalinę arba pardavę daugiau negu 30 000. Tai mes šitas kortas tiražuojam visur, kur tik tai įmanoma. Ar turit kas nors mūsų kortas? Turi, šaunuoliai. Tai kortas tiražuojam kur tik įmanoma. Kitas dalykas, ką mes tiražuojam, tai Fantazijos LT lipdukus. Daugybė automobilių važinėja su mūsų lipdukais. Man labiausiai patinka šitas. Mes tiems pradedantiesiems vairuotojams duodam tą klevą, kurį jiems priklauso užsiklijuoti. Ir čia yra parašyta kelyje lapas, lovoje ąžuolas, Fantazijos LT. Tai jie ir laikosi kelių eismo taisyklių ir jie tuo pačiu reklamuoja mus. Kodėl mes tiek kortas, tiek tuos lipdukus turime, nes tai yra nuostabus ir labai pigus būdas, kaip skleisti žinią apie mūsų prekinį ženklą. Ir įsivaizduokim, koks BMW vairuotojas susiklijuoja mūsų lipduką, 10 metų su ta mašina važinėja, po to dar į Kazakstaną parduoda, tai dar ir Kazakstane apie mus visi sužino. Dar parodysiu jums 2 produktus, kurie taip pat yra su Fantazijos LT logotipu, bet šie produktai nėra skirti vien tik prekinio ženklo sklaidai. Šie produktai yra skirti tam, kad pinigų mes susidirbtume, ko čia visi ir susirinkome. Tai yra nepatogių klausimų kortos ir mūsų advento kalendorius. Ir šios 2 prekės yra mūsų top produktai, iš kurių tikrai nemažą dalį susigeneruojame savo pajamų. Ir turėti tokius produktus yra nuostabu, nes jokie konkurentai neturi tų tavo brandinių produktų. Aišku, nėra lengva juos sukurti, kad žmonės jų norėtų, bet mes esame atradę keletą dalykų ir ypač advento kalendorius, tai mums veikia gal jau kokius 5 metus ir yra topų topas. Dar viena labai populiari mūsų prekė, kurią jums noriu parodyti, gali būti, kad jūs šiek tiek ir nustebins.
Tai yra va šitas celofaninis juodas maišas. Visi, kurie nori dvigubo slaptumo, už 99 centus gali Fantazijos LT pasimti dar tokį maišą, mes papildomai įpakuojame ir, sakyčiau, gal tai yra trečia populiariausia mūsų prekė, imant iš visų prekių, tai tiesiog paieškoti tokių upsello prekių visi galime, kurios, šiek tiek padėtų padidinti mums tą prekių krepšelį. Jeigu pirkote kažkada Fantazijos LT, tai privalėjote gauti tokią atvirutę, kur parašyta kaimynai jums nepadėkos, o kitoje pusėje gaunate 10 eurų nuolaidą sekančiam pirkimui. Tai anokia čia paslaptis, kad susigrąžinti pirkėją yra žymiai pigiau negu įgauti naują pirkėją, tai mes tą darome ir tokias atvirutės savo pirkėjams įdedam. Vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria elektroniniai verslai, tai kaip gauti klientų atsiliepimų apie savo produktus, kaip mes tai sprendžiame. Čia matote pingviniuką. Kas nors turite pingviniuką? Neprisipažinsite, ne? Čia yra vienas populiariausių mūsų vibratorių, jis, matot, turi 83 atsiliepimus net. Sakysit, populiari prekė atsiliepimų turi, nieko čia keisto, bet va yra prezervatyvai, kainuoja 35 centus, turi 49 net atsiliepimus, tai kaip mes tuos atsiliepimus išgauname, aš pats jų nerašau, ką mes darome, tai kažkur praėjus savaitėj po pirkimo žmogaus siunčiam jam apklausą, kaip jums sekėsi pirkti ir taip pat pažadam dovanų už atsiliepimus, nes, kaip sakiau, mažos dovanos stiprina draugystę. Numeris 18 kažkaip užsikabinau aš ant tos Viagros, žinot, ir dabar nuėjus į Fantazijos LT ir paieškojus Viagrą, teoriškai nieko turėtumėt nerasti, nes, kaip minėjau, mes šios prekės neprekiaujame, bet įvedus raktažodį matom visokių pasiūlymų, kurie iššoka. Ir ką aš, pavyzdžiui, jums norėjau pabrėžti, kad labai dažnai mes galvojam, kad klientai, kai pas mus perka, tai eina per tą kategoriją ir ten renkasi prekes, bet jie be proto dažnai ieško prekių. Ir tarkim, jeigu mes negalime pasiūlyti Viagros, tai mes galime pasiūlyti kažkokius panašius susijusius produktus, tai tiesiog labai dažnai verslai per mažai dėmesio skiria vidiniai paieškai, ir čia minėta Lupa Search, turbūt verta pasidomėti, pas mus ne jinai yra, bet į paiešką mes investuojame. Ir pati pabaiga, numeris 19, toks, sakyčiau, visiška priešingybė elektroniniai komercijai. Čia yra mūsų parduotuvė, o čia yra Mantas Kalteris, jis būna tos parduotuvės languose ir tai visai kviečia, sako, užeikit apsipirkti. Tai fiziniai taškai atrodytų kaip atgyvena, bet mes iš savo patirties matome, kad turėti fizinių taškų elektroniniam verslui yra naudinga, nes tu ne vien tik tuos pinigus iš viso to uždirbi, bet tu gauni tokių daugybę privalumų, pradedant nuo to, kad vitrinose gali save reklamuoti, baigiant nuo to, kad patikimumą gauni, per voltus visokius pardavinėti. Tai didžiausias, man tai kaip tušpa, dar norit pažiūrėti, tuoj atsuksiu plaukai. Per naujo šoką. Tai didžiausias mums iššūkis visada būna, kaip išlaikyti tuos fizinius taškus, nes juos išlaikyti kainuoja žymiai brangiau. Tai puikiausias dalykas, ką esame atradę, tai kai ten kainas pakėlėm ir padarėm didesnės negu internete, bet tada ateina žmonės, jie sako, bet čia per brangu pas jūs internete pigiau, tai mes jam sakom, tada užsiregistruok pas mus ir gausi internetinės kainas ir, mums tai puikiai veikia. Tai 19 visų punktų ir klausimą aš jums turiu. O čia mes turime močiučių. Niekas nenori būti močiutė, ne? Čia yra mano močiutė Albinutė, susipažinkit, prašom. Ir kodėl aš jums ją įdėjau? O gal galit mano močiutį paploti? Dėkui. Žiūrėkit, visi tie 19 dalykų, marketinginių reikalų, kuriuos aš jums pasakojau, būtų visiškai nieko verti, jeigu žmonės atėję į mūsų projektus, jie nesugebėtų lengvai, paprastai apsipirkti. Ir turiu pasakyti, kad aš pats esu gana lojalus lietuviškų verslų klientas, dažnai apsipirkinėju ir mane vis dar labai nustebina, kad ten perku Lietuvoje, bet vis dar man reikia išsirinkti šalį, kurioje aš esu, ar ten reikia nurodyti, kokiam rajone aš gyvenu, ar ten pašto kodą kažkokiu specialiu formatu nurodyti. Tai darykime projektus tokius, kur net mano močiutė sugebėtų apsipirkti. Įsivaizduot močiutę Albinutę Fantazijos LT apsipirkinėjant. Jinai galvoja, kad aš kompiuteriais kažką užsiimu, tai nustebtų ir jinai. Laikas mano senka. Labai trumpai apie Fantazijos LT patį verslą. Pradėjome mes senokai, 2009 metais, per pačią krizę. Visi verslai užsidarinėjo, mes sakom, mes ateinam, pirkit vibratorius. Ir iššūkių buvo tikrai daug, nes tuo metu, ypač prieš tuos 15 metų, kaip žmonės žiūrėjo į erotinės prekes, jie taip žiūrėjo atsargiai. Pavyzdžiui, Šiauliuose buvo erotinių prekių parduotuvė, kurios pavadinimas buvo Stop AIDS.
Įsivaizduoja? Tai kokius šiltus jausmus kelia verslui, kai bando sustabdyti. Kiti mūsų konkurentai, kaip tik tuo metu, kai mes atsidarinėjome, buvo užgaudyti, kad savo parduotuvėse erotinį masažą turi. Tai kai mums reikėdavo susirasti naujų darbuotojų, pirmiausia, turėdavome įtikinti, kad kur nors į Vokietiją jų neišvešime. Čia yra durys iš mūsų parduotuvės Gedimino prospekte, slaptas įėjimas. Ir tie klientai, kurie gėdinasi užeiti per pagrindinės duris, gali ateiti per šitą slaptą įėjimą. Aš sakau, kad turbūt esam vienintelis legalus verslas Lietuvoje, kuris turi slaptą įėjimą. Ir turbūt didžiąją dalį mes savo patalpų parduotuvėms esam išsinuomavę meluodami, kaip Temu, meluoti ir mes taip meluojam. Visada patalpų savininkams sakydom, kad čia mes apatinį trikotažą pardavinėsime ir po to jie ateidavo į atidarimą ir matydavo, kad yra ne vien tik apatinio trikotažo. Ir apskritai mūsų klientai yra tokie, na jie ne tik, kad niekam nesako kitam, kad pas mus pirko, bet labai dažnai jie patys savo neprisipažįsta, kad pirko Fantazijos LT, nes kai jie eina iš mūsų parduotuvės, atsisveikina su mūsų konsultantė, tai sako, aš žinokit nesavo pirko, aš čia draugui nupirkau. Tai taip niekada nesakykit, nes mums visai nejuokinga. Ir kalbant apie visus tos žinomus žmonės, kurie mus dabar reklamuoja, tai ilgą laiką niekas nenorėjo mūsų reklamuoti, nebent va tokie žinomi žmonės kaip šis. Pažįstat? Paklausom, ką jis sako apie mus. Fantazijos LT reklamuojasi kaip dulkinasi boružėlės. Ir ten tikrai ne apie gamtą. Fantazijos LT ir kur boružėlės viena ant kitos, ten tikrai yra ne apie gamtą tas puslapis. Ten apie silikonius. Ačiū, celofanai, tikrai nuoširdus žmogus. Tai kaip mes patirdami visus šiuos iššūkius sugebėjome nueiti tokį kelią, kad praeitais metais buvome išrinkti mylimiausią elektroninę parduotuvę Lietuvoje. Du dalykai, dvi paslaptys. Tai pirmas dalykas, tai tiesiog reikia visų savo draugų paprašyti, kad už tave balsuotų. O antras dalykas, tai žinot, kai tau uždaro duris, užkala langą, tu gali pasiduoti, tu gali bandyti po to per kaminą kažkaip iššokti. Tai mes visada bandom iššokti per kaminą. Ir čia parodysiu keletą tų įlipimo per kaminą pavyzdžių, ko mes tik nesame darę per savo gyvenimą. Mes esame ir nemokamas ekskursijas po erotinių prekių parduotuvę darę. Mes prenumeratą erotinių prekių turime, jeigu kas nori metams susiprenumeruoti ir kas mėnesį būti nustebinti. O mūsų topas, ką buvome padarę prieš kokias 7 metus, Lietuvoje buvo labai populiaru pabėgimo kambariai. Ir mes kažkaip pagalvom, žmonės gėdinasi pas mus užeiti, kaip čia juos prisivilioti. Tai mes padarėm pabėgimo kambarius Hot Room LT, kur buvo pabėgimas iš erotinių prekių parduotuvės. Ir man atrodo, per 5 metus, kol tie kambariai veikia, tai kokia pusė Vilniaus mergvakarių juose apsilankė. Įtariu, kad kai kurios jaunosios jau ir išsiskyrusios yra. 2 400 000. Čia toks visai man už širdies griebiantis skaičius, nes, kaip minėjau, 15 metų mums yra, tai buvo proga prisėsti šiek tiek pasižiūrėti apie savo verslą, pasiskaičiuoti skaičiukus ir tokį skaičių prekių suskaičiavom, kad per 15 metų esam pardavę lietuviams. Tai aš galvoju, čia yra šiek tiek daugiau nei viena vidutiniškai prekė suaugusiam lietuviui ir dar vaikams šiek tiek lieka. Ir dar vienas dalykas, kuo džiaugiuosi, tai yra Lietuvoje bent 7 žmonės, kurie yra Fantazijos LT logotipo tatuiruotės pasidarę. Jeigu kažkas norėsite pasidaryti, prieikit prie manęs nemokamai, padarysim tą tatuiruotę. Man įdomu, kiek kokios Maksimos tatuiruotės yra pasidarę. Ir žinot, dabar grįžtame prie tos pirmos mano skaidrės, kur aš jums rodžiau. Šios skaidrės istorija yra tokia. Prieš porą mėnesių man vienas LinkedIn kontaktas ją atsiuntė, sako, aš žinai, turiu tokį hobį, mėgstu apleistuose pastatuose lankytis. Keistas hobis, pripažinkime, bet aš prekiauju vibratoriais, tai kas aš toks, kad aš įteiščiau. Ir sako, apsilankiau vienuose apleistuose senelių namuose ir žiūriu užrašytą Fantazijos LT, tai jis nufotografavo, man atsiuntė. Ir žinot, ši nuotrauka man puikiausiai iliustruoja, kur visuomenė norėtų, kad mūsų verslas būtų, kad būtų kažkur bunkerį, kažkur būtų apleistoj vietoj, kaip čia, apleistuose senelių namuose, bet mes visą laiką per tuos 15 metų turėjom tokį mentalitetą, kad ne, skylėse mes nebūsim. Ir mes kažkaip to pakeltų smakru, žinot, visą laiką žiūrim į dangų. Čia yra nuotrauka, jeigu esate iš Alytaus arba skaityti mokate, tai čia yra Alytaus rotušė. Ir dabar aš jums parodysiu dalyką, ko aš be proto didžiuosi. Aš pats esu alytiškas, tai čia brangi vieta man. Šią vasarą mes sugebėjome ant tos rotušės laikrodžio atsidurti. Čia nėra photoshopas, čia yra tikra nuotrauka.
Tai sekantis žingsnis galvoju, kad bus tas, kad aš Alytaus meru turėčiau tapti. Ir žinot, gyvenime ir ypač versle mes visada turime du pasirinkimus, du kelius. Galime eiti tuo vienu tokiu keliu, kuris yra toks lygus, tiesus ir virš kurio yra parašyta, viskas čia už tave nuspręsta, viskas nulemta. O tu gali visada pasukti į dešinę ir keliauti tuo tokiu dulkėtų keliu, tokiu nelygiu, kur už kiekvieno kampo laukia tavęs išbandymai, bet tik tu pats sprendi, kur tu nukeliausi ir koks to rezultatas bus. Tai linkiu jums niekad nepasiduoti, kovoti už savo idėjas ir žinoma, nenustokite žaisti. Dėkui. Tai Povilai, kokie tavo mėgstamiausi produktai yra iš Fantazijos LT? Prasideda. Du populiariausi klausimai, ar visus produktus išbandžiau ir kas manim buvo blogai, kad šį verslą pradėjau. Turim 5000 produktų, tai aš dar tik įpusėjau. Okay. Tai kurie mėgstamiausi? Gerai, tai kurie tavo mėgstamiausi ir kurie top selleriai, va klausia. Aš tau asmeniškai atsiųsiu 5 nuorodas, nes čia vis tiek to, žinai. Okay. Negalim reklamuoti. O tai kokie top selleriai yra jūsų iš tikrųjų? Va, tai va tą pingviniuką, kur rodžiau, tai mes esam jo pardavę tūkstančiais ir dar ketinam daug parduoti. Ir advento kalendorius ten pradeda šluoti. Mes dabar kiekvienais metais vis ankstinam, kada jį pradedam pardavinėti, tai šiais metais nuo rugsėjo 1 pradėjome jau adventą švęsti. Turim klausimą, ar turite planų plėsti asortimentą, jei taip, kokiamis kryptimis? Šiaip esame mes gyvenime pasibandę krypčių, kur tai elektroninės kažkokias cigaretės, bet po to pagalvoju, kad negražu žmonės nuodyti, tai CBD. Bet kažkaip jaučiam paskutiniu metu, kad tas mūsų prekių ženklas šiek tiek yra net jau gal iššokęs iš mūsų kategorijos, tapęs tokia kaip kultūros dalim. Tai jeigu kažkas turite gerų idėjų, kur mes galėtume nueiti, tai pasidalinkit su manim, gausite procentą nuo būsimo pelno. 1%? Ar ne, nuo revenue? Tik įvardinau prieš dėrybą, po to pažiūrės. Surenkate tiek daug kontaktų naujienlaiškiui, o koks procentas iš jų virsta į realius pardavimus? Na, man labiau gyvenime sekasi su būdvardžiais negu skaičiais, tai dabar nepasakysiu, bet virsta. Nemažai, ar ne? Jo. Dar apie skaičius, čia jau procentais. Kiek jūsų apyvarta sudarė e-komercija versus fizinės parduotuvės? Tai pas mus galioja Pareto dėsnis, 80% apyvartos sudaro elektroninės parduotuvės, 20 fizinės parduotuvės, elektroninė parduotuvė 80, fizinės 20, bet kiek problemų turime, tai 80% iš fizinių parduotuvių ir 20 iš elektroninės. Klasika. Jo. Ar turite planų plėstis į užsienį? Jeigu ne, kas stabdo? Niekas nestabdo. Latvijoje, Estijoje prekiavom, Latvijoje atsidarėm parduotuvę fizinę prieš porą mėnesių. Jeigu čia yra Latvių dabar pas mus, tai linkėjimų jums neperdodu. Taip. Ar negalvojate daryti sekso istorijos muziejaus parduotuvėje, bandant prisitraukti daugiau klientų į parduotuvės? Užsienyje tokie metodai atrodo, jog veikia. Aš jau pradedu čia užsirašinėti idėjas, kurį gaunu, tai gal kada ir padarysime. Ačiū tau labai, Povilai, mūsų Ačiū laikas jums. baigėsi. Ačiū.